Sveiki, su jumis Go4Wave. Tikriausiai žinote, kad Sigiliai šeima biškį paaugo, dabar tapo didesnė ir atsirado vienas jų visų brolis. Tai yra Sigiliai Fuhai 200 W TC. Prieš tai, kai nueisime į patį close-up, mačiau labai stipriai padėkoti Royal Smoke'ui už tokią tobulą prekę. Royal Smoke'as tai yra parduotuvė, kuri randasi į Akropolyje. Ten yra labai didelis pasirinkimas visokiausių tobulų skysčių, dabar yra netgi Milkman skysčiai ir taip toliau, tai kad siūlau ten apsilankyti ir gauti visokiausių modų kaitiklių bei tobuliausių skysčių labai žemom kainom. Tai, kad visi užsukam į Royal Smoke Akropolį, nusipirkam tokio kažką tobulo ir atsinaujinam savo visą stuffą. O mes dabar šitą video iš karto eikime į apačią ir apžiūrėkime, kas tai per daikčiukas. Manau, nelaužysim tradicijų ir pradėkim nuo pat dėžutės apžvalgos, vėliau mes ją atversim ir pažiūrėsime, kas randasi viduj. Štai tokia juoda dėžė, labai gražiai, tai aš biškį lieka čia ant pirštų antspaudų, bet tai neturi visai jokios prasmės. Taigi čia Fuhai 200 W, Temperature Control kaip ir beveik visi modai šių metų 15 galo būtent. Taip pat Vape It Love It, Shenzhen Sigiliai Technology ir taip toliau. Štai pusėje mes matom Sigiliai pavadinimą mūsų pačio modo. Taip pat čia yra keletą parametrų, apie kurias aš pakalbėsiu. Taip pat mūsų pavadinimas, barkodas ir keletą žodžių būtent apie šitą modą. Daugiau dėžutė nieko nėra. Čia gražiai maža dėžutė. Joje taip pat randasi viskas, ko reikia, tik tai yra vienas minusiukas, ko ten nėra, ko labai leidžiasi ten pamatyti. Tad dabar mes unboxinam štai šitą dėžutę ir kasgi komplektacijoje. Pirmas daiktas, kurį mes išvysime atidarius šitą gražią dėžutę, tai yra modas iš karto su užmautu dėkliuku, štai tokiu permatomu. Instrukcija keliom kalbom, garantija ir Sigiliai security kodas. Daugiau dėžutėj nieko nėra, kai matė jokių USB. Apie būtent kas susijęs su jomis pakalbėsime biškį vėliau. O dabar apžiūrėkime mūsų modą be dėklą iš visų pusių, kaip jis atrodo. Kągi, štai toks aparatas, naujas Sigiliejus, pirmas Sigiliejus, kuris turi netgi 200 W bei Temperature Control. Aišku, prieš jį buvo išėjęs Sigiliejus 150 W, irgi su Temperature Control, biškai panašus kažkom, gal materialų labai panašus, bet buvo štai toks dizaino, toks brožas, jie galim pamatyti, ko kiti modai neturi. Čia iš viršaus buvo toks iškelimas, dabar jo nėra, jis tapo lygus, tačiau kampai tapo biškai kreivi. Kai matėme, va taip eina maždaug viskas, bet čia nėra fake'as, čia yra tiesiog toks sprendimas, būtent Sigiliejus tai padaryti. Kągi, pačiam priekį mes matėme mūsų mygtuką Fire, mygtuką plus, mygtuką minus. Taip pat yra toks dizainas, irgi gražus ir mūsų patį skryną. Apačioje matome ventiliacinės angos. Iš šitos pusės matome tiktais pavadinimą Fuhai, čia nieko nėra. Šitoj pusėje battery coveris, taip pat pavadinimas Fuhai 200 W Temperature Control. Šis modas reikalauja dviejų baterijų 18650. Šis modas yra serijinis, kadangi eina minus plus minus. Jeigu būtų paralel, būtų plus plus minus minus. Tad, manau, apžiūrėjome viską, ką jis turi savyje. Tai dabar atgaivinkime, įdedami dvi baterijas, geriausia būtų, kad tai būtų suporuotas, tai reiškia nupirktas vienu metu ir įdėtas vienu metu ir to pačio gamintojo. Tai kągi, aš dabar įdėsiu baterijas ir prieisime iškart prie patio funkcijų. Kągi, štai mano dvi revratintos baterijos. Ok, minusas čia, pliusas čia, štai čia pliusas. Šitą dalykėlį čia padedam, kad būtų lengviau išimti mūsų baterijas. Viskas. Galima dabar uždaryti šitą battery coverį. Štai taip labai gražiai atsigula. Man tai labai patinka, viskas labai patogiai. Kągi, dabar įjungsime screen ir pažiūrėsime, kas ten pačiam viduj, kas čia per čipas ir kaip jis atrodo. Ok, štai taip, čia viskas maždaug atrodo iš priekio, priartinus. Kągi, dabar įjunkime mūsų modą. Mums reiks 5 kartus paspausti mūsų fire button ir mūsų modas labai gražiai įsijungia. 1, 2, 3, 4, 5. Metame iškart Fuhai.
Ir viskas, mūsų modas veikia. Štai čia vatai ir taip toliau. Gerai, pažiūrime, kas ant mūsų pačio pagrindinio ekrano. Čia yra baterija, power, taip pat čia gali būti titanas arba nikelis, ohmai ir dešiniai pusiai vatai. Taip pat, kalbant ne tik apie parametrus, būtent čipą, bet apie parametrus mūsų boksą, tai jis sveria nedaug, nei mažai, 200 gramų be baterijų. Taip pat jis yra 102 mm aukščio, 24 mm štai šitoje vietoje, bei 56,5 mm storio, maždaug štai šitoje vietoje, taip apvedus. Taip pat šitas modas yra 200 W, kaip jūs jau tikriausiai žinote, galima pakelti nuo 5 W iki 200 W, taip pat žiūrint per voltus, nuo 0,5 V iki 7,5 V, taip pat reikalauja 2 baterijų, kaip aš jau čia jas įdėjau. Taip pat galima pakelti temperature control nuo 100 iki 300 Celsijų, bei nuo 212 Fahrenheitų iki 572 Fahrenheitų. Taip pat temperature control mode jis palaiko nuo 0,05 ohmų iki 2,5 ohmų. Štai biški informacijos apie šitą modą, dabar pažiūrėkime kaip čia kas. Kai matome, dabar viskas eina greitai, būtent šitas meniu persijunginėja vatai, bet kai mes nusileidžiam iki mažiau negu 50 W, jis pradeda eiti lėčiau vatai, po 0,1, o čia po 0,5 iš karto, kai matome. Tai yra gera funkcija, manau, nes yra tankai, kurios reikia biški mažiau vatų. Pavyzdžiui, po to iš karto norėtų pakeisti jūsų RDA tanką, iš karto, pavyzdžiui, reikės 150 vatų. Pakeliam ir čia viskas labai greitai, kas man irgi labai patinka, nes man labai patinka laukti. Gerai, dabar kokios funkcijas jis gali vykdyti dėka jo mygtukų. Spaudžiant pliusiuką ir fire button mes galima užlokinti mūsų sistemą. Tada modas neveiks, nieko neveiks, nežinau, būtent kam daro lock, gal dėl to, kad nesispaustų mygtukai, bet galim tiesiog išjungti mūsų boksą ir viskas bus taip pat. Tokių pačių paspaudimų pliusiukas ir minusiukas mes galime jį unlockinti. Toliau minusas ir pliusas. Galim pažiūrėti mūsų resistance. Pavyzdžiui, tai labai gera funkcija tiem, kas turi, pavyzdžiui, nikel build arba titano build, ir galim pažiūrėti, kiek mes turim ohmų. Toliau, laikant kartu pliusą ir minusą, mes galim perstyti tarp vatų, tarp nikelio ir tarp titano. Laikome du mygtukus vienu metu, pliusiuką ir minusiuką, ir mes galime dabar pasirinkti nikel, power arba titan. Štai tokiu būdu judame į dešinę arba į kairę, spaudžiame pliusą arba minusą ir mes galime pasirinkti, ko mums būtent reikia. Pavyzdžiui, dabar nustatome ant nikelio. Dabar matome 300 Celsijų. Dabar, pavyzdžiui, norim perėti Fahrenheitus. Pavyzdžiui, štai 298, 27 Celsijai. Dabar mums reikia Fahrenheitą. Tiesiog iki galo davinam Celsijų. Galas yra 300 Celsijų. Spaudžiam vieną kartą į kairę. Ir matome jau Fahrenheit. Dabar galima perinant Fahrenheitą ant Celsijų ir garint būtent tokioj funkcijai, kurioje mes norim. Kaip grįžti atgal, pavyzdžiui, dabar prie titano, vėl laikome pliusą ir minusą vienu metu. Spaudžiame į dešinę du kartus ir matome titaną. Taip pat viskas taip pat nieko nesiskiria titano mode. Mes pagarinam ant nikelio ant titano, dabar norim pereiti power ir vėl mes grįžtame prie mūsų pamėgto power modo. Taip pat manau, kaip pastebėjote, kad labai stipriai skiriasi būtent šitas meniu, pavyzdžiui, kaip yra sigiliai 150 W TC, kaip sigiliai 150 W paprastas, sigiliai 100 W, 100 W plus, meniu labai skiriasi. Tai, kad manau, šitas meniu būtent man yra pats geriausias, jis man labiausiai iš visų netgi modų patinka. Netgi čia geresnis negu IPv3 Ally, būtent mano manimu, kadangi vatai labai dideli, Fahrenheit dideli, viskas labai gerai matosi, labai malonus akiai, būtent šitas meniu. Tai, kad dėl čipo ir dėl meniu, būtent Sigilėjaus Fuhai čipas man šiuo metu pirmoji vietai. Niekas būtent jį neaplenkia. AST-kai nepatinka, IPv nelabai patinka, aišku, galima gyventi, bet būtent šitas meniu man artimiausiai širdies. Tai, kad jeigu norite pasirinkti būtent gerą modą, kad turėtų ir TC ir labai daug vatų, tai tikrai siūlau pasirinkti šitą Fuhai, kadangi jis yra labai patogus rankai, taip pat komplektacija iš karto eina dėklas, kas labai gerai nereikės pirkti dar vieną dėklą, pavyzdžiui, kaip yra ant IPv3 Ally, reikia dapirkti dėklą, o čia pirkti nereikia papildomai, jis yra iš karto komplektacijai. Tai, kad žiūrint, pasirenkat modą, gerą modą ant RDA, taip pat ir ant RDA kitų tankų, siūlyčiau išbandyti būtent šitą versiją. Ji yra nelabai brangi, kaip savo galimybėm, tą tikrai išbandykite ją. Šiuo metu aš ant jos naudoju Mutation MT RTA tanką,
kuriam jau yra apžvalga mano kanale, seniai jau ją esu įkėlęs, tad jeigu kažkam įdomu, kas tai per tankas, pažiūrėkite. Taigi, manau, viskas, mes pakalbėjome apie mūsų patį čipą ir taip toliau. Dabar pereikim prie FaceTime ir pažiūrėkime, kaip pliusiukai, kaip minusiukai, kuom geras, kuom blogas. Kągi štai maždaug baigėsi apžvalga šitas įgiliai Fuhai 200 W TC. Norėčiau pasakyti pliusus ir viskas, kadangi minusų jis tikrai neturi. Yra ir kur pliusai, kad yra labai patogus rankui, gal biški sunkus, bet tai galima priprasti ant tiek, kiek pavyzdžiui tas pats Relausus 200 W X versija arba taip pat ir DNA versija. Jis yra iš tiesų labai patogus. Antras pliusas, kad jo ekranas irgi labai malonus akiai, galima taip pasakyti, labai malonu žiūrėti, kaip vatai krenta arba kyla, tai yra labai fainai. Taip pat modas ilgai laiko, aš kaip ir visi modai 200 W laiko ilgai, bet žiūrint, jeigu duosite ant didesnių vatų, jūsų baterija, aišku, gyvens biškai trumpiau negu paprastai. Aš dažniausiai savo šitą mutationą garinu ant 60-70 W ir man maždaug išlaiko iki dienos, pusantros dienos, nes aš garinu daug ir, ta prasme, dėl to laiko pas mane biškai ilgiau negu garinu tokį RDA 200 W. Tai priklauso tik tais nuo vatininkų garinat, nuo kitų dalykų tai niekas nepriklauso. Trečias pliusiukas yra tas, kad komplektacija eina taip pat silikoninis dėklas, kuris neina beveik niekur kitur. Aišku, dar eina, ant kiek žinau, Smog X Cube 75 W mini, ten irgi eina silikoninis dėklas. Tai, kad manau tiek dėl pliusų ir galia vidinčių taip pat visus pasveikint su atėjusiais 2016 metais, linkiu jums visko geriausio, vyrai. Būkit geri veiperiai, reikia daug naujų gerų pigių setų, ta prasme pigių, kad už mažai nusipirkot, bet gerą dalyką. Šitoj prasme nepagalvokit nieko blogo. Ir gale, kai visą laiką garinimas yra kaip vitamina, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Ačiū už laikus, ačiū už komentarus, ačiū už jūsų nuomonės, kurias aš man įpaėmą ir komentaras, tai man labai padeda. Tai ką, iki dar kartelį ir būkit maladės, vyrai. Su jumis buvo Go For Way.